skirtumo. Jo, kad aš jau skaitau save patyrusių krepšininkų ir daug trenerių praėjau ir daug klubų. Todėl, kad aš žinau, kad kiekvienas žaidėjas yra komandai svarbus. Nesvarbu, ar jis starto penktą išeina, ar jis išeina nuo suolo. O dėl pozicijos keitimo ketvirtas, penktas? Nu, matot, man, aišku, arčiau širdies penktas, todėl, kad aš daugiau esu žaidęs penktų numerių. O galiu ir ketvirtų, jeigu tik tai man ketvirtų gal reikia daugiau laiko biškį šlifuot save. Bet tai būtent šitoj rinktinė, tai tau iš principo tik tai ketvirtas tenka, bet šiandien galbūt viena tokia studija, kai tenka, kad tu davė pažaist, nes Marijonas... Ne, kodėl? Ir kada Marijonas būdavo, biškį ir penktų tekdavo man pažaist, bet pas man nereikia save, mane nereikia penktų statyti, todėl kad pas mus iš tikrųjų yra penktų gerų numerių, tikrų penktų numerių, kurie su savo darbu labai gerai tvarkosi. Ir jeigu aš galiu ketvirtų padėti, aš padėsiu kaip ketvirtas numeris. Jeigu aš treneriai skaitau, kad aš galiu penktų padėti, penktoje pozicijoje, tai aš tada padėsiu kaip centras. Dar iš ko galima paaiškinti klaidų serijas? Po 2, po 3, po 5 iš eilės? Kas čia? Nu, matot, pradžioje mes iš tikrųjų labai gėda už tą žaidimą ir mums patiem, ir manau, Lietuvai mes gal norėjom iš karto ir viskas. Už tai taip nesubalansuotai vykdėm savo kombinacijos ir nuo to ir atsiranda klaidos. Ar galima tikėtis, kad Europos čempionate tokių metų nebus tiek? Tiek klaidų? Nu, matot, dabar jeigu aš pasakysiu, kad nebus, o paskui bus, tai aš apsimeluosiu, bet... O ar įmanoma tokio lygio krepšinėje per savaitę pakeisti tokius dalykus? Pakeisti įmanoma, gal, taip neteisingai pasakėt, gal biškiai sumažinti galima. Bet apskritai jaučiat labiau vienas su kitu tarpusavio ryšius su žaidėjais, sakykime, su rusijais žaidėjais? Be abejo, jau atsiranda ryšys ir kažkas bendras bruožas mūsų žaidimų jau atsiranda. O ar galima pasakyti, su kuriuo, sakykime, įžaidėjų galbūt lengviau atakas organizuoti? Įžaidėjai? Nu, matot, čia pas mus skirtingi žaidėjai, kaip Mantas arba Andrius arba Artūras, jie visai skirtingi ir čia treneris sprendimas, kada jie turi būti aikšteliai, todėl kad Mantas mėgsta daugiau agresyvesnį, greitesnį puolimą, o Andrius jisai mėgsta pozicinį ir jisai labai gerai daro trenerių nurodymus, gerai išpildo. O ar sutinki, kad realiai, tarkim, Lietuvos rinktinė geriausiai atrodo tuo metu, kai jūsų broliu esate aikštėje? Ar nemanai, kad tą galėtume dar labiau išnaudoti? Nu, nežinau, čia ne man klausimas, čia treneriui gal tas klausimas ir čia vienas, dvi varžybas čia nieko nereiškia, kad mes gerai sužaidžiam. Aišku, mes galim visą laiką gerai tarpusavį žaisti, bet reikalinga, kad ir komanda žaistų, ne tik tai mes. Todėl, kad aš manau, viskas yra gerai. Dar ar žaidžiant tokį krepšinį galima pasipriešinti ispanams? Ispanams, nu, matot, aišku, galima pasipriešinti, tik tai mums reikia kuo mažiau klysti. Todėl, kad ispanai neatleis mums kiekvieną klaidą. Nors jeigu su rusais mes su tiek klaidų susitvarkėm, su ispanais su tiek klaidų abijoju, ar sutvarkysim. Reikia mums atsargiau branginti kamuolį, aš manau, galima žaisti.